Aloha visiems ir ypač tau. Sveikinu šiandien su tavim iš Tailando, iš nuostabios, žalios, gražios salos, kuri vadinasi Koh Phangan. Jaunatviška sala įvairiom prasmėm. Viena iš mano mėgstamiausių Tailande, kurioje aš ir nusprendžiau įrašyti šitą trečią mūsų kurso video. Tai primenu, pirmas video buvo apie kursą bendrai, antras video buvo apie mane, mano istoriją, kaip aš pats pradėjau, ir trečias yra paskutinis video iš apie serijos. Šis video bus apie freelancingą, apie begalinės freelancingo galimybės ir suteikiamą laisvę. Kodėl verta freelancinti? Kas apskritai yra freelancingas? Kodėl freelancingas, bent jau mano manimu, yra žymiai geriau negu darbas įmoniai, daugumai žmonių. Ir kodėl mano manimu daugumai žmonių šiais laikais freelancingas yra tikriausiai geriausias būdas, kad uždirbti pinigus. Pradedam. Kasgi yra freelancingas ir kas yra freelanceris? Freelanceris yra laisvai samdomas žmogus. Tai reiškia, kad jisai nėra apiformintas įmoniai ir neturi darbo grafiko ir to etato. Jisai pats dirba tiesiogiai su klientais. Pavyzdžiui, elektrikas. Jisai gali dirbti įmoniai nuo 8 iki 5, jam duoda objektą, jam sako, reikia padaryti per savaitę ir jisai gauna kažkokį tai atlyginimą per mėnesį, kažkokį tai. Jeigu jisai yra freelanceris, tai yra laisvai samdomas žmogus, jisai pats tiesiogiai ieško klientų. Žmogus darosi remontą, jam reikia sutvarkyti elektros laidus. Tai jisai ieško tokio elektriko, jie susitarė dėl kainos, susitarė dėl termino ir tiek. Jisai padaro darbą, elektrikas, gauna savo pinigus, žmogus gauna padarytą darbą. Visi laimingi, visi gauna po rekomendaciją ir viskas. Taigi, čia yra trumpai, kas yra freelanceris. Iškart noriu paminėti, kad šito kurso kontekste aš kalbėsiu apie freelancerius, kurie dirba online. Tai yra laisvai samdomus žmonės dirbančius online. Tai yra labai svarbu. Mes nekalbėsim apie freelancingą būnant elektriku, mes kalbėsim apie freelancingą pavyzdžiui būnant grafiniu dizaineriu. Tai vėlgi, dizaineris gali dirbti įmoniai, teisingai? Jam tiesiog pasako, ką reikia daryti, štai projektas, reikia padaryti per savaitę. Ir viskas, jis gauna kažkokią tai atlyginimą. Ir taip pat jis gali dirbti ant savęs. Ieško žmonių, kuriems reikia logotipų, banerių, socmedia, kažkokių tai paveiksliukų, galbūt animacijų, galbūt dar kažko. Tarėsi dėl kainos, dėl termino, padaro darbą ir viskas. Niekam neįdomu, kiek jis laiko dirba, kada jis dirba, kur jis dirba ir taip toliau. Jis yra pats savo bosas ir pats viską renkasi. Mano manimu, tai yra žymiai geriau negu dirbti įmoniai ir dabar mes aptarsime, kokie privalumai freelancingo lyginant su normaliu darbu yra. Taigi, pirmas privalumas. Tu gali dirbti, kur tu nori. Niekam neįdomu, kur tu dirbi. Jeigu tu darai darbą gerai, jeigu tu atlieki savo darbą kokybiškai ir telpi į reikiamus terminus, niekam nesvarbu, kur tu darai tą darbą. Įmonės, kai kurios leidžia dirbti nuotoliu, pastaruoju metu vėl pradėjo dažnai įmonės neleisti, kviesti žmonės atgal į ofisus. Daug kas nenori grįžti į ofisus, bet įmonė yra įmonė, mūsų taisyklės. Ką padarysi? Su freelancingu taip nėra. Tu pats renkiesi, kur tu nori dirbti. Vilniuj savo bute ar Klaipėdoj, Nidutėje savaitgaliukų išvariai, Tailande, dar kažkur, traukiny, visiškai nesvarbu. Jeigu tu turi laptopą, turi internetą ir elektrą, kad palaikyti laptopą veikiantį, tu gali dirbti bet kur. Viskas. Ir tai iš tikrųjų suteikia daug įvairių pliusų. Tu nebūtinai turi žiemoti, pavyzdžiui, Lietuvoje, ane? Tu gali išvaryti atostogų ir dirbti ten.
Tu gali dirbti iš savo tėvų ar senelių ar draugų namo kažkur tai už miesto, kurie tave pakvietė ir tau dabar nereikia galvoti, ar aš galiu sau leisti, ar aš negaliu sau leisti, bet tu turi padirbti. Tu išvažiuoji ir ramiai ten dirbi, tuo pačiu leisdamas laiką su šeima, gamtoj, prie ežero ir taip toliau. Taigi pirmas privalumas, kur dirbti, yra tiesiog nuostabus, tai yra tiesiog wow. Antras privalumas, kurį tau duoda freelancingas, yra tai, kad tu gali dirbti kada nori. Tai yra milžiniškas dalykas. Šitas yra milžiniškas. Aš tau toj paaiškinsiu. Mūsų organizmai ne robotai. Mes nesam robotai. Ir tikrai ne visiems žmonėms tinka darbas nuo 8 iki 6. Maža to, diena iš dienos keičiasi mūsų gyvenimas, mūsų organizmas, mūsų emocinė būklė, mūsų fizinė būklė. Tai yra viskas dinamiška, eina va tai, bangom, kaip ir visas gyvenimas. Ir kai tu gali rinktis, kada tu nori dirbti, tu gauni labai daug laisvių. Pavyzdžiui, aš asmeniškai žinau save, kad aš dažniausiai esu super produktyvus anksti ryte, kai kyla saulė, 6 ryto, 7 ryto, iki 8, iki 9 ryto aš galiu būti maks produktyvus, galiu padaryti labai daug. Toliau nuo 9, nuo 10, kažkur tai iki 2, 3, aš dažniau mėgstu pačilinti. Man patinka su draugais nuvažiuoti prie jūros, man patinka nuvaryti į gamtą, man patinka pasportuoti, pasivažinėti dviračiu, paskaityti, pažiūrėti debesis, pahaikinti, pasimaudyti kokosikų, pavalgyti, pasnorkelinti, pasurfinti. Nors surfinti labai gera yra anksti ryte. Ir toliau, arčiau vakaro, aš dažniausiai vėl būnu produktyvus, man patinka vėl kažką kurti, diena aprimsta, reikalai aprimsta ir man patinka prisėsti kartais ir kurti. Per dieną aš gaunu nemažai visokio įkvėpimo ir antroje dienos pusėje man vėl patinka kurti. Vėlgi, viskas būna taip. Vieną dieną yra taip, kitą dieną yra kitaip, bet čia yra tendencija. Todėl man asmeniškai darbas nuo, pavyzdžiui, 9 iki 5 visiškai netinka. Nes jeigu aš pradedu 9, tai vėlgi, iki kokios 9-10 aš esu super produktyvus, tai galima sakyti, aš jau prarandu savo produktyviausią dienos dalį. Toliau, iki pietų, iki 3 yra maksimali mano dienos dalis, kur aš nesu super darbingas. Ir paskui vakare, vėlgi, darbas galima sakyti baigėsi, o man vėl ateina įkvėpimas. Tai man šitas grafikas netinka, kaip ir daugumai žmonių. Pasikartosiu, diena iš dienos eina va taip va. Reikia klausyti savo kūno. Vieną dieną tu atsibundi, duok man laptopą, aš tiesiog užbombinsiu projektą, aš tiesiog sukursiu belenką, duok man laptopą. Kitą dieną tu atsibundi ir tu nori ilsėtis, tu nori su draugais nuvaryti prie jūros, tu nori skirti laiko savo, tu galbūt nori kažką kito paveikti, tu nenori dirbti. Visiems būna tokių dienų. Ir būdamas freelanceriu, tu gali rinktis, kada tu nori dirbti. Tu klausaisi savo kūno. Kartais mūsų kūnas, mūsų protas turi įkvėpimo. Kartais neturi įkvėpimo. Kartais norisi skirti laiką kitiem dalykam. Ir einant į darbą nuo 8 iki 5, 5/2 pavyzdžiui, tu negali rinktis, tu turi grafiką. O freelancinant, tu pavyzdžiui turi padaryti logotipą per savaitę. Ne? Tu susitari per savaitę padaryti logotipą. Ir viskas, tu gali 3 dienas padirbti. Pavyzdžiui, tau reikia, sakykime, 20 valandų, kad jį padaryti. Daleiskim. Tu gali padirbti 3 dienas po grubiai 7 valandas. Tu gali padirbti 5 dienas po 4 valandas ir taip toliau, bet tu pats renkiesi kada. Vat kada tu pajauti, kad tu dabar nori kurti, tada tu ir dirbi. Ir dirbant tokiu principu, pirmas dalykas, atlieki žymiai daugiau per trumpą laiką, nes tu parinki optimalų, geriausią darbo laiką, atsižiūrint į save, į savo kūną, į savo protą, į savo emocinę būklę. Antras dalykas, tu būni laimingesnis, nes tau nereikia perlipti per save. Kartais tenka, bet dažniausiai ne. Tau nereikia
sėdėti, trinti tą kėdę veltui. Būna. Ofise tikrai būna. O čia tu, jeigu tu taip jautiesi, uždarai laptopą, varai pasivaikščiot, varai prie jūros, varai prie ežerų, pasimaudai, pabūni su draugais, užsipampini, užsihaipini. Atidarai laptopą, nes tau ir prie ežerų galima atidaryti. Pasiemi savo kavos arba arbatos, arba dar kažko ir ramiai padirbi. Supranti, pasikrovęs tos energijos, atsigavęs, tu pagauni gerą momentą ir padirbi. Maža to, moterims jo labiau šitas dalykas yra maksimaliai svarbus, jo labiau. Nes jūs, moteris, jūs gyvenant pagal menstruacinį ciklą, teisingai, būna menstruacija, būna tam tikros ciklo dalis, būna ovuliacija. Ovuliacijos metu dauguma moterų save jaučia max, on top, amazonės visiškos. Gali padaryti bet ką. Energingos, nuotaikingos, puikiai jaučiasi, puikiai gali dirbti. Ir atvirkščiai, menstruacijos metu dauguma moterų nori labiau išsivalyti, pailsėti. Tai yra laikas savo. Organizmas valosi. Organizmas, jisai ruošiasi naujam ciklui. Jam dabar ne iki darbo. Ir taip vyksta daug įvairių procesų. Tai žinau, kad daugumai moterų darbas menstruacijų metu gali būti sudėtingesnis, jos dažniausiai padaro mažiau, o ovuliacijos metu ir galbūt kitom ciklo dalim. Tai yra puikus metas. Tai jūs, moteris, galite naudotis šituo dalyku, būnant freelanceriam, nes renkatės pačios savo darbo laiką pagal tai, kaip jūsų kūnas jaučiasi, pagal jūsų ciklą. Aš apskritai, jeigu sąžiningai, manau, kad moterim reikia labiau atsižiūrėti į savo ciklą ir gyventi pagal savo ciklą. Kaip sakoma, negaliu čia aiškinti, bet bendraudamas su moterim, aš suprantu, kad tos, kurios gyvena pagal savo ciklą ir leidžia savo dirbti pagal savo ciklą, atlieka žymiai daugiau per žymiai trumpesnį laiko tarpą. Ir dabar pasakyk man, kas apie tai kalba, kuri įmonė leidžia taip? Niekas apie tai nekalba, nes visiems nusispjauti yra ant tavo ciklo. Supranti, įmonėms yra nusispjauti. Būna žinoma, galbūt labai retų išimčių, kai vadovas arba vadovė prieis prie tavęs pasakys, tau tos dienos meluoja, ne? Nu tai nuvažiuok namo, pailsėk, šiandien pailsėk, rytoj. Nu, bet tai yra išimtis iš taisyklių. Kiek dažnai tu tai girdi? Kiek dažnai tai girdi tavo draugės? Niekas apie tai nekalbas, nes niekam neįdomu yra. Du žmonės, kuriam yra įdomu šitas dalykas, šitam kontekste esi tu, nes tai tavo gyvenimas, tavo sveikata ir aš. Nes aš apie tai kalbu. Kalbu apie šitą dramblį kambaryje. Grįžtam. Taigi susumuoju. Darbas, kada nori, suteikia tiek daug galimybių, kad tiesiog wow. Čia yra vienas iš mano mėgstamiausių freelancingo privalumų. Trečias dalykas yra tai, kad tu gali dirbti kiek tu nori. Tai taip pat yra labai svarbu, nes pavyzdžiui, dirbant įmonėje, tu esi apiformintas, tarkim, pilnam etatui. O freelancinant, tu pats ėmiesi projektų, tu pasiemi projektą vieną, antrą, trečią. Tau reikia daugiau pinigų šį mėnesį, tu pasiemi daugiau. Tau reikia dar daugiau pinigų kitą mėnesį, tu pasiemi dar daugiau. Tu dirbi, sprogdini. O paskui ateina laikas, kuomet tu jauti, kad aš turiu pakankamai pinigų, aš nenoriu daug dirbti. Tu neimi projektų. Tu apmažini savo darbo krūvį. Ir tai gali tęstis kiek tik tais nori laiko. Čia nėra atostogytės, prašau, duokite man atostogų. Tai nėra tai. Tu tiesiog neimi projektų ir viskas. Įmoniai be šansų. Tu dirbi pilną etatų. Paskui už kažkiek laiko tu pasakai, kad nori dirbti pusę etato. Galbūt tau ir leis, galbūt ir ne. Bet daleiskim tau leido ir dabar tu dirbi pusę etato. O paskui už 3 mėnesių tu sakai, aš noriu vėl pilnų. Nu tikrai tu sakys, tu nebesvaik, tu nejaukau, mes čia tavęs neforminsim, o taip pat, pirmyn atgal. O freelancinant tu gali. Vieną mėnesį sprogdini, kitą mėnesį daug vestuvių, daug visokių gimtadienių, gamta, festivaliai, kelionės, atvažiuoja šeima kažkur iš užsienio, nori pabūti su jais. Ir tu gali sau leisti apmažinti tą krūvį labai harmoningai, labai natūraliai. Tu apmažini savo darbo kiekį
kažkuriam tai laikui. Ir paskui, kai tu jauti, kad tu nori dirbti daugiau, tu grįžti. Supranti, tai yra nuostabus pliusas, nes vėlgi gyvenimas, atsimink, yra dinamiškas. Kažkuriuo metu mes jaučiamės geriau, kažkuriuo metu mes norim daugiau dirbti. Kažkuriuo metu mes esame labiau užimti arba gal ne taip gerai jaučiamės. Ir mes galim, freelanceriai, mes galim sau leisti, atitinkamai koreguoti ir darbo krūvį, ir darbo laiką, ir viską. Tikrai puikus pliusas, aš asmeniškai labai jį dažnai naudoju. Pavyzdžiui, aš šį mėnesį dirbu daug, nes neužilgo mėnesio gale aš iškeliauju į Vietnamą, važiuosim palei Vietnamo pakrantę su mopedais ir surfinsim, ir miegosim pliažuose su chebra iš Lietuvos. Tai tuo metu aš noriu dirbti mažiau. Tai šį mėnesį aš daugiau pušinu, kad kitą mėnesį aš galėčiau labiau čilinti. Nuostabus pliusas. Ketvirtas dalykas, kuom freelancingas yra nuostabus, yra tai, kad tu gali pats rinktis žmonės, su kuriais dirbi. Tai yra labai svarbus dalykas. Su kolegom vidutinis darbuotojas praleidžia kažkur 5–6 savo gyvenimo. Priklausomai nuo daug visokių aplinkybių, bet realiai 5–6 savo laiko metuose žmogus praleidžia su kolegom. Ir kartais kolegos būna nuostabūs žmonės. Man yra tai buvo ne kartą, kad aš laukdavau darbo vien tam, kad susitikti su kolegom. Tai buvo mano mylimukai. O būna atvirkščiai. Būna kartais nelabai geri žmonės. Ir tu nepasirinksi įmonė kolegų, jeigu tik tais tu nesi pats vadovas įmonės, kuris gali rinkti žmonės. Bet dažniausiai taip nėra ir tu nepasirenki jų. Ir kartais tam tikrais atvejais tu turi bendrauti, tu turi dirbti su žmonėm, kurie galbūt tau nepatinka. Galbūt kai kurie iš tų žmonių tau nepatinka. Ir normaliam gyvenime tu su jais nenori turėti nieko bendro. Bet kadangi tu dirbi, kadangi tu esi realiai įmonės nuosavybė, tu privalai su jais dirbti. Kad ir jie to nepatinka, tu privalai su jais leisti laiką ir bendrauti. O freelancinant, tu renkiesi. Tu kalbi su klientu telefonu. Absoliuti dalis klientų būna labai malonus, nuostabūs žmonės. Ir apskritai didžioji dalis žmonių žemėje yra nuostabūs žmonės. Ir kuo daugiau aš keliauju, tuo daugiau aš tai pastebiu. Grįžtam. Tu bendrauji su žmogum per telefoną. Tu jauti, kad esi malonus. Nuostabus žmogus, viskas puikiai, gerai bendraujasi, viskas gerai. Tu su juo dirbi. Tu apsiimi projektą. Tam tikrais atvejais tu netgi nuolaidą padarai. Arba padarai kažkokį tai ekstra dalyką jam duodi. Ir atvirkščiai. Būna kalbi su žmogum nemalonus. Negražiai bendrauja, neadekvatus. Būna tokių žmonių. Žinai, ką aš turiu omeny. Nesiparini. Man atrodo, kad mums neišeis kartu dirbti dėl tam tikrų priežasčių. Linkiu sėkmės ir viso gero. Viskas. Tu ką tik išvengiai bendravimo su žmogum, su kuriuo tu bendrauti nenori. O darbe ateina naujas kolega arba tave pastato dirbti su kažkuo ir galbūt jis tau net nepatinka. O kartais ir klientai darbe gali būti neadekvatus. Man taip yra buvę tikrai, manau, kad daugumai iš jūsų taip yra buvę, tau tikrai yra buvę. Riekauja į ragelį, keikiasi, visaip ten tave gali vadinti. Aš asmeniškai toks žmogus, kuris sako atgal. Ta prasme, aš tikrai neklausau tų nesąmonių, aš metu telefoną, pasiunčiu, bye. Ką aš noriu pasakyti? Būnant freelanceriu tu renkiesi, būnant darbuotojų ne. Nes įmoniai, vėlgi, kiekvienas klientas yra visada teisus, bullshit, taip nėra. Kiekvienas klientas yra mums svarbus, turi ten jiems užpakalį laižyti visiems klientams. Man taip neatrodo, aš su to nesutinku, aš to nesiruošiu daryti ir būdamas freelanceriu aš galiu savo tai leisti. Tau to paties ir linkiu. 5. dalykas, kodėl freelancingas yra nuostabus, yra tai, kad tu gali rinktis projektus, su kuriais tu dirbi. Vėlgi, dirbant įmonėje, tu gali kartais gauti projektą, kuris neatitinka tavo kažkokio tai požiūrio, kuris galbūt tau nepatinka iš moralinės pusės, arba tau nepatinka to projekto misija ir panašiai. Pavyzdžiui, nuskambėjo neseniai skandalas dėl kailių fermų. Aš nekurčiau kailių fermai interneto svetainės tikrai, jokiais būdais. Mano manimu, tai yra praeities verslas.
Tačiau, jeigu yra gyvūnų prieglauda, aš jiems galėčiau ir nemokamai padaryti svetainę. Aš esu padaręs nemokamų svetainių ne kartą, vien dėl to, nes man labai rezonavo jų misija, man imponavo tai, ką jie daro. Tai galėdamas rinktis projektus, aš kalbu ne tik, kad tu gali atmesti nenorimus projektus ir rinktis tuos, kurie tau yra įdomus, bet tu gali kartais ir padaryti nuolaidą. Tu gali kartais padėti, prisidėti prie projekto, suteikti kažkokios tai vertės. Kartais tai gali būti nemokamai, nes tavo manymu misija, kurie daro, yra nuostabi, yra svarbi. Tai yra puikus pliusas, tai labai tau padeda tave realizuoti, tave pakelti tavo paties akise. Ir taip pat tai yra lankstumas. Projektai, kurie tau nepatinka, atmeti. Projektai, kurie tau patinka ir žmonės, kurie tau patinka, tu su jais dirbi. Tai yra nuostabu. 6. dalykas, ką suteikia freelancingas, tu gali pats rinktis įrankius. Man kiek kartų yra buvę, kad aš atėjau į įmonę dirbti ir aš atidarau laptopą, kurį man davė. Laptopas senas, aš sakau, gal galima jį atnaujinti. Ne, Olegai, mes negalim atnaujinti, pats supranti. Ok, aš atidarau jį ir aš matau, kad programos, kurias jie naudoja, yra visiškai archainės. Yra sukurtos seniausiai, žymiai geresnės programos, kurios gali labai daug ką pagerinti. Pagreitinti, pagerinti, patogesnės, saugesnės kartais. Ir aš sakau, žiūrėkit, chebryte, jūs tikriausiai juokaujat, mes negalim dirbti su šitom programom. Ta prasme, jūs žinot, kad yra sukurtos jau seniausiai ne Paint, o Photoshopas ir taip toliau, pavyzdžiui. Olegai, žiūrėk, yra toks dalykas. Mes su tom programom dirbam jau 5 metai ir mes nelabai norim kažką keisti. Supranti, yra senesni darbuotojai, vyresni, kurie nenori keisti. Kartais reikia pirkti, investuoti, apmokyti žmonės, ne visi nori. Ir tiesiog yra, supranti, dalykas. Viskas kaip ir gerai veikia, mes normaliai dirbam su šitom programom ir mes tiesiog nenorim keisti. Chebryte, come on, kaip suprast nenorit keisti? Yra dalykai, kurie veikia žymiai geriau. Žymiai geriau. Kam su kuvalda kalt vinį, jeigu yra modernus plaktukai, kur viskas. Olegai, mes pagalvosim. Viskas aišku, pagalvosim. Freelancingė šitų nesąmonių nėra. Tu visą laiką renkiesi geriausius įrankius, tu visą laiką juos atnaujini, tobulini, optimizuoji. Nusipirki kažkokias tai geresnės programas, kurios tau padeda dirbti geriau. Ir tai vyksta labai dinamiškai, labai greitai. Tu taip renkiesi, o įmonė reikia perrašinėti kažkokius tai procesus, visokius SOP, Standard Operating Procedure, visokius jų taisyklės, kažkokius tai. Aš suprantu, kodėl jiems yra sunku atsisakyti programos, kuri jau ten 10 metų yra, ir pakeisti ją į naują, nes labai daug kas keisis viduje. Bet dirbant freelanceriu, tu šitos stagnacijos nejauti. Tu tiesiog paimi ir pakeiti. Supranti? Kitas svarbus dalykas, berodos 7, ne? Kurį suteikia freelancingas. Freelancingas tai yra puikiai verslo mokykla. Dirbdamas įmonėj, tu esi darbuotojas, tau sako, ką tau reikia daryti, tau ant lėkštutės atneša kažkokius tai darbus ir taip toliau, už tave sprendžia, supranti? Bet freelancingė taip nėra. Tu kalbi su klientais, tu su jais deriesi, vyksta derybos, pokalbiai, tu parduodi savo paslaugas, tu matai tam tikrus verslo procesus. Aš esu padaręs svetainių tikriausiai apie 100. Ir dirbant tiesiogiai su tais verslais, nemažai procesų aš galėjau stebėti, nemažai klaidų, kurias jie darė, aš išmokau, nemažai dalykų, kuriuos jie darė gerai, aš taip pat pastebėjau ir išmokau ir naudojau. Ir visi šitie dalykai, derybos, pokalbis su klientais, klientų paieška, mokesčių mokėjimas, visi tie procesai verslo ir panašiai, tu išmoksti, tu sukiesi toj temoj ir tu nemažai ką išmoksti naujo, kas liečia verslą,
proceso optimizaciją, pardavimus ir taip toliau. Vėlgi, jeigu tu esi max intravertas ir dabar mano visi šitie žodžiai tau skamba kaip košmaras, viename iš video bus technika, kaip elgtis tau, kad būnant intravertų tau nereikėtų dėrėti su klientais, pardavinėti ir jaustis blogai. Jeigu tau tai kelia stresą, palik tai kitiems, mes apie tai kalbėsim. Grįžtam. Taigi, dirbdamas su įvairiais verslais, tu išmoksti apie įvairius verslus. Tai yra labai svarbus dalykas. Tu augini save visapusiškai. Yra pasakymas Jack of all trades. Tu išmoksti apie nemažai dalykų. Tai yra puiku, nes tau tam tikruose gyvenimo aspektuose tai gali paskui padėti. 8 dalykas, kodėl freelancingas yra nuostabu. Susijęs labai tiesiogiai su 7. Dirbdamas su įvairiais žmonėms, su įvairiais verslais, tu augini savo networką, klientų networką, savo klientų tinklą. Tu įgauni daug pažinčių. Pavyzdžiui, daleiskim, tu esi grafinis dizaineris ir tu dirbi įmonei. Tai yra įmonė tau pasako, ką reikia daryti ir viskas. Tu dirbi prie kažkokio tai projekto. Tu atlieki tą projektą tiesiog nuostabiai, puikiai. Tu tilpai terminus, maža to, tu padarėjai greičiau. Tu nemažai dalykų optimizavai. Klientas tu atsiuntė, kaip turi būti padaryta, kaip jisai norėtų, kad atrodytų logotipas. Tu atspėjai tam tikrus variantus. Tu patikei biškį savo ekstra variantų, tu atsiunti. Visi patenkinti, klientas patenkintas. Į terminus ne tai, kad tilpta, bet dar anksčiau padarytas projektas. Tu pasiūlyi ekstra variantų, tu padarėjai ekstra mile, ekstra žingsnius. Klientas super patenkintas. Viskas, klientas yra... Toliau, kas vyksta toliau? Iš kliento, jeigu tu būtum freelanceris, tu gautum rekomendaciją. Maža to, jisai tave rekomenduotų kitiems žmonėms. Ir jisai tave labai gerai žiūrėtų. Tai yra žmogus, kuris puikiausiai atliko darbą su juo. Jūs spaustumėt rankas, jūs bendrautumėt. Ir tam tikrose gyvenimo situacijose galbūt tu iš jo gautum kažką dar naudingo. Mes apie tai pakalbėsim. Bet jeigu dizaineris dirba įmonei ir puikiausiai atliko kažkokį tai projektą, kas gauna vaisius? Įmonė. Būtent įmonė gauna pagyrimus, atsiliepimus. Būtent įmonė, tas klientas rekomenduos savo draugui, kuriam taip pat reikia dabar logotipo ir banerio. Verslo žmonės tarpusavy labai dažnai glaudžiai bendrauja. Ir jeigu tu, būnant freelanceriu, padarei kažkokį tai, pavyzdžiui, projektą, logotipą, brandbooką, banerius ir taip toliau, ir klientas liko patenkintas, jisai paskui bendrauja su savo pažįstamu, kuris taip pat turi įmonę ir neturi logotipo. O jisai parodo, žiūrėk, va, man padarė neseniai, vienas čiūvas, puikiai dirba, viskas tikrai, wow, parašyk jam, jo reikia, paprašo kontaktų, rašo tau. O jeigu tu dirbi įmoniai, kam jis rašo? Įmoniai, tu iš tų nieko negauni. Tu gali tapti mėnesio darbuotojų, kam tu iš vis reikia. Tu gali gauti ačiū už puikų darbą. Ačiū į kišenę neįsidėsi, arba kaip sako vienas mano pažįstamas, za ačiū nepastrojaš dačių. Taigi, grįžtam. Jeigu tu dirbi įmoniai ir atlieki savo darbą puikiai, tai vaisius už tavo darbą gauna įmonė. Būtent jos reputaciją tu augini, būtent jos savininkai spaudžia rankas su patenkintais klientais, būtent įmonę klientai paskui rekomenduoja. Supranti? O jeigu tu esi freelanceris, visus šitos vaisius gauni tu. Maža to, galų gale tu pažįsti labai daug žmonių. Tu pažįsti odontologą, advokatą, statybų įmonės savininką, logistikos įmonės savininką, blakstienų, nagų, visokių ten dar dalykų meistrių, tatų meistrą. Ir paskui šitie žmonės tau gali padėti. Nes kaip viskas vyksta, tu atlikai puikiai projektą, jie patenkinti, jie apie tave turi puikią nuomonę. Tu gali paskui prašyti jų kažkokio tai darbo iš jų pusės. Jie dažnai to padarys nuolaidą. Jūs jau bendravę. Jisai tave žiūri puikiai.
Tu galbūt kažkada ieškosi investorių, investicijų, tu gali su jais pasikalbėti. Supranti, tu turi verslo pažinčių. Būdamas freelanceris ir ieškodamas klientų ir dirbdamas su jais tiesiogiai, atlikdamas puikiai projektus, atlikdamas puikiai savo darbą, kad visi būtų patenkinti, nes labai svarbu yra pasiekti win-win, laimėjimas, kad visi laimėtų. Ir kai visi laimi, tu turi pažinčių. Tu turi pažinčių, kurios tu gali būti naudingos, tu turi pažinčių, kurios rekomenduoja tave kitiems. Per pastarosius 3 metus aš beveik nesireklamuoju. Ta prasme, aš beveik nededu kažkokių tai skelbimų, aš nerašau kažkokių tai postų apie tai, kad aš kūriu svetainės. Absoliuti dalis mano klientų pareina iš rekomendacijų. Aš sukūriau svetainių daug, gerų, aš stengiausi, klientai liko patenkinti ir dabar tie klientai bendrauja, galbūt ne iš karto, galbūt po laiko, jie bendrauja su žmonėm ir pasako, ai, tai tau irgi reikia svetainės. Tai pas mane yra vienas vyrukas, puikiai daro, man padarė, 3 metai, viskas veikia puikiai, jis man kartais parašo, pasiūlo atnaujinimų, yra problemų, aš jam parašau, greit viską išsprendžia, vau, imk kontaktus, viskas, jo draugas man parašo, arba draugė, ir viskas. Aš jau turiu šiltą klientą, kuriam man net nereikia per daug pardavinėti. Jisai jau turi apie mane gerą nuomonę. Mes tarimės dėl kainų, dėl terminų, dėl sąlygų, spaudžiam rankas, padarom projektą, viskas. Aš turiu dar vieną klientą savo portfolio. Patenkintą klientą, pažinti ir dar vieną potencialų mano verslo pagalbininką, kuris paskui rekomenduos mane kitiems. Šitos pažintis, būnant freelanceriu, yra nuostabios ir labai yra malonu matyti, kaip auga tavo tokių verslo pažinčių ratas. Tačiau labai svarbus dalykas, kaip aš ir minėjau jau praeitam video, svarbu atlikti gerai savo darbą. Būnant freelanceriu, tu turi labai stengtis. Jeigu tu nenori paskui čiulpti letenos arba kažką dar neskanesnio, tau reikia stengtis, tau reikia atlikti savo darbą puikiai. Būna visko, būna tikrai visko, būna kartais ir klientai daro nesąmonės, būna kartais ir tu kažkur tai nusižengi, kaip sakoma, būna. Bet dažniausiai tau reikia stengtis, beveik visą laiką tau reikia stengtis. Ir taip, stengdamasis, tu gauni pažintis, tu gauni gerą reputaciją, tu gauni ekstra klientų, tu pats jautiesi gerai, tu matai savo darbo rezultatus. Tavo logotipas, pavyzdžiui, yra printinamas, yra spausdinamas ant visokių mašinų, konteinerių. Tu važiuoji su mašina, tu matai, kad tavo logo ant mašinos. Nuofigienas jausmas, sutinki. Ir tai yra tavo nuopelnas. Ir tai suteikia labai daug malonumo gyvenime, kai tu gerai atlieki darbą ir paskui matai tos vaisius. 9 dalykas, kas suteikia freelancinimas, yra tai, kad tu gali auginti savo veiklą. Tavo galimybės yra begalinės. Dirbant įmoniai, tu gauni kažkokius tai siaurus taskus, siauras užduotis. Tu, pavyzdžiui, darai tą ir tai yra tavo darbas, viskas, dirbi su šitais dalykais. Tu neišmanai apie procesus, dėrybos, pardavimai, ne tavo darbas, pažintis, kartais gal važiavimai į kažkokius tai susitikimus, tam tikri procesai. Tai ne tavo darbas, tu to nepačiupinėjai. Freelanceris būdamas, tu pačiupinėjai tai, kaip mes jau ir kalbėjom. Ir tu gali labai lengvai auginti savo veiklą. Tu gali samdyti žmonės, tu gali samdyti kitus freelancerius, tu gali auginti komandą. Pavyzdžiui, aš kūriu interneto svetainės, aš pažįstu tekstų rašytoją, kuris gerai rašo tekstus. Aš pažįstu dizainerių grafinių ir tam tikrų kitų žmonių. Esant reikalui, jeigu aš noriu ir jeigu jie to nori, mes galim kurti savo kažkokį tai projektą, savo prekinį ženklą. Mes galim būti komanda ir dirbti pastoviai, gauti rimtesnius projektus ir taip toliau. Tai labai svarbu, nes turėdamas, kaip ir minėjau, verslo patirties, nes tu pastoviai dirbi su verslais, tu matai procesus, pažinčių, įgūdžių, dėrybinių, pardavimų ir taip toliau, tu jau, galima sakyti, esi vieno žmogaus verslas. Taip ir yra. Freelancinimas tai iš esmės yra vieno žmogaus verslas.
Ir tu gali auginti savo komandą, rinkti žmonės, supranti? Tau tai leis užauginti savo verslą. Jeigu tau norisi turėti tą tokį klasikinį verslą su daugiau žmonių, vėlgi tu gali juos samdyti klasikinį stilių. Aš asmeniškai, jeigu kažkada samdysiu žmonės, aš jiems labai ryškiai duosiu suprasti, kad tikiuosi, kad tai yra tavo laikina stotelė. Ir aš tikiuosi, kad tu pats atidarysi savo įmonę, savo veiklą. Aš tikiuosi, kad tu pradėsi freelancinti išmokęs iš manęs dalykus. Supranti? Nuoširdžiai taip manau, net nemanau, aš esu įsitikinęs. Nes aš padarysiu viską, kad neparduoti savo moralinių principų ir savo tokių laisvės principų dėl kažkokių tai kapitalistinių tikslų. Padarysiu viską. Tai vėlgi, tu gali samdyti žmonės ir užauginti savo prekinį ženklą. Tu jau išmanai tiek daug procesų ir tiek daug dalykų, kad tu jau esi pusiaukelėje realiai. Tau bus žymiai paprasčiau negu žmogui, kuris pavyzdžiui nuo nulio, būdamas samdomų darbuotojų, nusprendė atidaryti savo verslą. Tau bus žymiai lengviau. Beje, noriu paminėti labai svarbų dalyką. Aš suprantu, kad įmonių yra visokių. Kai kurios įmonės leidžia dirbti iš namų arba iš kažkur kitur. Kai kurios įmonės turi laisvą grafiką. Kai kurios įmonės leidžia tau taip pat rinktis įrankius ir galbūt netgi rinktis projektus labiau. Bet pirmas dalykas yra tas, kad visa tai turi ribas ir labai rimtas ribas. Daug kas iš įmonė neleidžia dirbti iš Tailando. Tu turi būti Lietuvoje, kartais tu netgi turi vieną dieną būti ofise ir taip toliau. Yra apribojimų. Su grafiku taip pat. Aš kažkada dirbau įmonėj, aš turėjau galimybę dirbti nuo 6 iki 10 man reikėjo pradėti. Kažkas tokio, nuo 7 iki 10, aš jų nepamenu. Vat maždaug tada turėjo būti darbo laiko pradžia ir aš galėjau rinktis, kada aš noriu. Bet tai yra geriau nei nieko. Bet tai vis tiek turi ribas, nes dabar aš galiu pradėti ir 3 dienos, ir 6 ryto, ir 8 vakaro, o galiu iš vis nepradėti. Supranti, ribos įmonėse vis tiek yra. Vis tiek įmoniai tu esi įrankis. Jie stengiasi iš tavęs išspausti kuo daugiau pelno, gauti kuo daugiau rezultato ir kuo mažiau išleisti pinigų dėl tavęs. Tai yra normalu, tai yra kapitalizmas. Čia nieko nepadarysi ir jos galima suprasti, nes tokia yra verslo esmė. Didesnės apyvartos, didesnis pelnas, mažesnės išlaidos. Tai yra suprantama. Tačiau tau tai yra nepalanku, nes visą laiką įmoniai tu būsi įrankis. Tu būsi įrankis. Jie stengsis iš tavęs daugiau išgauti ir kuo mažiau tau duoti. Taip vat yra. Todėl visi tie beneficai, dirbti iš namų kartais gali arba dažnai gali, šiek tiek laisvesnis grafikas, kartais tu gali rinkti savo projektus ir taip toliau, tai viskas turi ribas. Ir maža to, kiek įmonių tai siūlo, gal koks 1%, absoliuti dauguma įmonė neturi tokių beneficų. Ir šitam video aš kalbu būtent apie daugumą. Jeigu tau įmonė leidžia dirbti iš namų, puiku. Vienas iš freelancingo privalumų galbūt tau tik tais iš dalies tinka, bet yra dar labai daug kitų. Supranti? Kai tu freelancini, kai tu nedirbi įmoniai, tu žymiai labiau stengies. Kaip aš ir minėjau praeitam video antram, aš niekada nesistengdavau dėl įmonių, kai aš dirbdavau samdomą darbą. Man tai visą laiką atrodė beprasmiška, nes aš padarydavau tiek, kiek reikėjo padaryti tą minimumą kažkokį tai, man niekada nesinorėjo pušinti save ekstra, vien dėl to, nes aš žinojau, kad aš iš esmės dirbdamas įmonėje tiesiog maitinu akcininkų burnas, aš kuriu kažkieno kito svajonę, ne savo, kaip aš ir minėjau, dirbant, kad ir kokiam prestižiniam restorane barmenu, tu esi barmenas. Savininkas gauna vaisius, tu augini jo svajonę, turėti galbūt geriausią Lietuvoje restoraną, tu augini jo svajonę, bet ne savo. Aš visą laiką tai sąmoningai supratau, dėl to man niekada nebuvo motyvacijos labai gerai dirbti. O būnant freelanceriu, aš tai jaučiu, aš žinau, kad aš kuriu savo svajonę, aš auginu savo reputaciją, aš darau savo projektus, dirbu ant savęs ir nuo to priklauso rezultatas, ar mane rekomenduos kitiem.
ir visa tai. Būnant freelanceriu, tu turi daugiau motyvacijos. Supranti, tu dirbi ant savęs, tu jautiesi, kad tu pats darai sprendimus, kad tai yra tavo veikla. Tu žymiai labiau stengiasi, tu žymiai esi labiau motyvuotas, tu nori padaryti geriau. Man tai labai pasijutė ir aš manau, kad tai gali pasijausti ir kitiems. Mano manimu, tai yra labai svarbus faktas, nes būtent dirbdamas iš sielos, iš savęs, iš maksimumo, tu gali pasiekti šiame gyvenime daugiau. Taip pat vienas iš kitų tokių antraeilių freelancinimo pliusų, bet visgi labai rimtas pliusas, yra tai, kad tu pradedi pastebėti galimybės. Jeigu tu dirbi įmoniai, dažniausiai vyksta taip. Pavyzdžiui, kartais man sako, man patinka dirbti įmonėje. O kodėl tau patinka? Nes už mane viskas sprendžia, man pasako, ką man daryti. Aš tiesiog ateinu, atsėdžiu savo, atidirbu savo, atbendrauju su tai žmonėm. Jo, galbūt jie man nepatinka, bet aš, biškį iškenčiu. Ir viskas. Aš ateinu, atsėdžiu savo, padarau, išeinu namo, viskas. Aš pamirštu darbą, pamirštu visą tą košę. Tai būna ne visada, sutik, ne visą laiką nepamirš darbą. Bet pavyzdžiui. Ir tai yra ir pliusas samdomo darbo, ir freelancinimo minusas, kad taip yra. Bet tai yra ir pliusas freelancinimo to pačiu, ir minusas samdomo darbo. Nes būnant laisvai samdomo žmogus, tu pastebi galimybės. Tu ieškai klientų, pavyzdžiui, tam tikrais būdais. Šituo būdu. Tada tu pamatai, aha, galbūt man taip reikia pabandyti. Ir čia dar yra įdomus būdas. Tu išbandai tos būdus. Kažkas suveikia, kažkas nesuveikia. Toliau, tu dirbi, tu padarai, atlieki kažkokius tai procesus. Galbūt man verta ir šitą dalyką pasibandyti pridėti. Tu labai lengvai pasibandai. Tu pamatai galimybės. Galimybės ieškoti naujų klientų. Galimybės geriau pardavinėti savo paslaugas. Galimybės naudoti kitus įrankius, kuriuos tu gali pakeisti per vieną dieną. Tau nereikia pas kažką eiti, klausti, tu taip pakeiti ir viskas. Tu matai galimybės, tu matai kartais kitą įgūdį. Tu darai logotipus, tu pamatai, kad aš matau, kad yra dar animacijos, koks įdomus dalykas. Pasibandai, tu gali mokytis, supranti, tu pastebi galimybės. Tai yra labai, labai svarbu, nes dirbdamas ant savęs, dirbdamas taip laisvai ir pastoviai, bandydamas optimizuoti procesus, nes nuo tavęs priklauso tavo sėkmė. Įmoniai tai, ką ten per daug persidirbti. Įmonės sėkmė priklauso, taigi ne tavo. Tavo galbūt labai netiesiogiai. O čia viskas priklauso nuo tavęs. Ir kuo tu daugiau viską išoptimizuoji, pagerini, patobulini procesus, žinias ir taip toliau, tuo tau pačiam nuo to geriau. Tu tai sąmoningai supranti, tu tai žinai ir tu stengies. Todėl tu kartais pastebi dalykus, kurių nepastebi įmonių darbuotojai. Kiek kartų yra buvę, kad aš buvau su savo pažįstamais kažkur tai ir aš sakau, žiūrėk, čia pavyzdžiui yra fainas verslas, potencialus verslas. Ir jie tokie, aš kažkaip nepagalvojau. Žinoma, kad jie nepagalvojo, nes arba reikia turėti gyslelę kažkokią tai tokią, kurią turi ne visi, bet taip pat ją galima užauginti savyje. Tai dirbdamas laisvai samdomu žmogum, tu užaugini savyje tą gyslelę ir pastebi, ir gali kurti savo verslą, ir gali kurti daugiau dalykų ir taip toliau. Tai yra labai, labai svarbus pliusas. Dabar pakalbėsim apie freelancinimo minusus. Iškart pasakysiu, kad tam tikri minusai, man asmeniškai ne minusai, bet aš juos paminėsiu šitam kontekste tam, kad kiti žmonės galėtų savo padaryti išvadas ir tiesiog turėti tai omeny. Taigi, vienas iš minusų, tau reikia ieškoti klientų pačiam. Šiaip tai tau, dirbant įmonėje, tau įmonė duoda projektus. Tu pabaigi projektą, dabar daryt tą. Tu pabaigi projektą, dabar daryt tą. Tau pastoviai duoda kažkokius tai darbus. Dažniausiai ilsėtis neina, tau pastoviai duoda darbus, teisingai. Būnant freelanceris, tu turi pats ieškoti darbų. Pradžioj, sakykim taip, yra ką veikti. Bet po to, kai tu jau turi patirties, kaip pavyzdžiui aš turiu jau patirties,
man jau lengva, aš projektą galiu susirasti. Va taip, su savo patirtim, su savo beveik 100 sukurtų webų. Ir taip pat, kaip ir minėjau, manęs ieško klientai, jau jie ateina pas mane patys. Tai šitas minusas yra laikinas, jis yra laikinas. Kitas dalykas, vėlgi, bendraujant taip su žmonėm, vyksta dėrybos, pardavimai ir taip toliau, tai yra ir pliusas, nes tu augini save kaip asmenybę, kaip žmogų. Supranti? Tai šitas minusas, jisai yra, iš kurios pusės tu pažiūrėsi dar, bet jisai iš dalies yra. Antras dalykas, tu turi pats tvarkyti savo mokesčius, tu turi išrašinėti sąskaitas, tu turi deklaruoti, tu turi jos mokėti, tu turi atlikinėti savo buhalterinius darbus. Tu gali samdyti buhalterę, tokia atveju šio minuso nebus, kažkas darys už tave, tai tiesiog mokėsi. Bet dažniausiai pradžioje tu pats tai darai. Ir jo, įmonė padaro tai už tave. Tau nereikia galvoti, tu gauni tą payslipą, tą algalapį, algos raštelį. Aš nepamenu netgi kaip vadinasi jau tie visi dalykai, man tai yra taip svetima. Bet už tave ten viskas yra apskaičiuota, padaryta ir gauni jau kas tu ten priklauso. Būnant freelanceriu, tu pats turi tai daryti. Bet iškart sakau, tai nėra sunku, tu išmoksti to ir tas minusas yra, mažytis realiai, jisai labai tau netrukdo. Kitas minusas, kuris vėlgi yra toks, iš kurios pusės pažiūrėsi, tu turi pats daryti sprendimus. Kai kuriems žmonėms tai yra sudėtinga. Daryti sprendimus, spręsti, daryti taip arba taip, arba taip, arba taip. Mano manimu, išmokti daryti sprendimus yra labai naudingas gyvenimo įgūdis. Labai naudingas. Ir kai kuriems jo, sprendimų darimas yra minusas. Bet vėlgi, pirmas dalykas, tu užaugini savyje tą įgūdį. Tau būna vis lengviau ir lengviau ir lengviau. Antras dalykas, darydamas sprendimus versle, savo veikloj, kurios tu darai freelancinant ir nedarai įmoniai, tu taip pat augini save kaip asmenybę. Decision making skill, anglų kalboje yra šitas įgūdis vadinasi. Sprendimų priėmimo įgūdis iš esmės. Jisai tau padeda įvairiuose gyvenimo aspektuose. Supranti, iš mokesčio įgūdžio tu, galima sakyti, pagerini savo gyvenimą. Tu pagerini įgūdžius kituose aspektuose. Kaip tu matai, dauguma minusų freelancinimo yra tik pradžioj ir taip pat jie ne visai netgi minusai. Jie tokie, kaip ir sakiau, kaip pažiūrėsi iš kurios pusės. Dar vienas minusas yra nestabilumas. Nestabilumas yra pradžioj, paskui viskas yra kaip ir stabiliai. Tu gauni projektus, tu ieškai projektų, tu jau išmoksti ir tikrai stabilumas yra ne mažesnis ateityje negu dirbant įmoniai. Dirbdamas įmoniai, kai kurie žmonės galvoja, kad jie dirbdami įmoniai, jie labai saugus, bet realiai direktoriui tiesiog reikia pasakyti du žodžius, tu atleistas. Viskas, viskas. Mes galim dabar kalbėti, kad taip nebūna. Come on. 100 kartų esu matęs ir iki šiol žinau, tai būna, kad priverčia rašyti prašymą išeiti iš darbo, tai tikrai būna. Taip pat kitas dalykas, kartais užeina, atleidžia tave. Taip reikia. Jo, tu gauni kažkokias tai išmokas ir taip toliau, bet tai nėra labai stabilu. Tai nėra labai stabilu. Aš sutinku, kad pradžioj freelancinimas yra kur kas mažiau stabilus negu darbas įmonė, turint normalias pareigas, dirbant geroj įmonėj ir taip toliau. Bet vėliau, vėlgi, šitas minusas, kuo toliau, tuo jisai mažėja. Ir paskui tu jau, kai augini tos vaisius ir valgai tos vaisius savo darbo įdėto, kai tu jau užauginai klientų networką, klientų tinklą, savo portfolio, turi reputaciją gerą. Kuo toliau, to stabiliau viskas vyksta ir to lengviau. Tai vėlgi, laikinas minusas. Taip pat vienas toks jau labai mažytis, mano manimu, tai iš viso yra nesąmonė, bet kai kuriems žmonėms tai gali būti svarbu. Ne visi žmonės tave palaikys ir supras, ne visi šeimos nariai tave supras, galbūt tavo močiutė arba senelis jie nesupras. Kaip supras dirbi ant savęs? Ką tai reiškia? Tai tu nedirbi. Supranti, ne, ką aš turiu omeny? Toks maždaug
Kai kurie galvoja, kad freelanceriai nieko nedaro, o tiesiog apsimeta, kad dirba. Ir aišku, taip nėra, bet tiesiog žinok, kad taip gali būti su tam tikrai žmonėm. Mes jau kalbėjom, kad klausytis jų neverta, daryk, ką tu darai ir viskas bus ok, viskas bus puiku. Bet tiesiog žinok, kad taip gali būti. Noriu paminėti dar vieną labai didelį privalumą, labai didelį pliusą, kurį tu gauni, kai tu dirbi savarankiškai, o taip pat laisvai samdomas žmogus, freelanceris. Tu augini savyje laisvę. Tu gauni laisvę skonį, dirbi kur nori, kiek nori, išvarai Kanarų salas, į Tailanduką, padirbi kažkur iš Visagino rajono kažkokias tai sodybos, nuvarai į Nidą su draugais, tave pakvietė į Nidą. Let's go. Nuvarai, padirbi ten. Tu pajuti laisvę skonį, tau patinka, tau pradeda patikti laisvę. Ir tu augini savyje tą laisvę įvairiose gyvenimo situacijose, įvairiose gyvenimo aspektuose. Tu augini savo laisvę, būnant freelanceriu. Tu nesi niekieno nuosavybė, tu neturi boso, tu neturi vadovo, tu neprašai atostogyčių, tu renkiesi klientus, įrankius, projektus, darbo laiką, darbo krūvį. Tai visi šitie pasirinkimai, visi šitie nuostabūs dalykai, kurie ateina į tavo gyvenimą kartu su freelancingu, labai tave augina įvairiapusiškai, tobulina tave, o ypač augina ir tobulina tavo laisvės pajutimą. Taigi šiandien tu sužinojai pliusus freelancinimo, pliusus, kuriuos jisai suteikia, galimybės, kurias jisai suteikia ir kodėl. Vėlgi, mano manimu, freelancingas yra žymiai geriau negu darbas įmonėj, negu tas normalus darbas. Labai tikiuosi, kad šitas video taip pat tave motyvavo, atsakė tavo klausimus. Jeigu dar liko klausimų, rašyk komentaruose, aš pasistengsiu juos atsakyti. Šitas trečiasis video, kaip ir minėjau, yra paskutinis apie seriją, apie kursą, apie mane, apie freelancingą. Kitas video bus jau kaip. Jau bus pradžia. Jau pagaliau tu nebežiūrėsi taip su popkornu šitos linksmus, galbūt motyvuojančius, įkvepiančius, labai tikiuosi, video, bet jau tu pradėsi daryti namų darbus. Jau tu pradėsi daryti žingsnius ir jau kitam video aš tave mokysiu, kaip pradėti. Taigi, šiandien pabaigiu pokalbį ir sakau tau ačiū. Nes augindamas laisvę savyje, tu augini laisvę visam pasaulyje. Aloha iš saulėto Tailando, geros to energijos, motyvacijos ir iki greito.